Labas, Vandutis. Ai, labas, Kazimierai, sveiki. Ištrynė mūsų paskutinį pokalbį. Tai per baisiai pašnekėjai apie kitas religijas, pasirodo čia labai baisu uždrausta tema. Nu, bet kas čia baisu? Nu, man ir taip atrodo. Tai pilna bet žmonėm reikia pasakyti, tie, kurie galvoja, nieks niekur nedingsta, bet išmokyti žiūrėti platformose, kurios yra saugios. O Kazimieras Juraitis.lt puslapį, ten visos laidos yra. Viskos, nepuola, neprapuola niekas. Bet žmonės... Netikėčiau, kad dėl religijos kažkokios galima... Uždarė visą filmą, dabar įspėjimas yra iki rugsėjo mėnesio. Jeigu antrą gauni, tada viskas, uždarys visą kanalą, dėl tokio nieko. Per mane. Nu, negali sakyti per tave, jie ieško priežasties, jeigu ne per tave, tai dėl kažko kito. O tu ten nieko baisaus, gi nepašnekėjai. Ai, ne, jie uždarys, jau greitai pasaulis kitai viskas šoks, gali čia kalbėti, ką norit, jau rugsėjo labai šoks visas pasaulis. Tiek, mes ką tik iš mitingo, tu specialiai atvažiavai iš Klaipėdos, taip? Taip, mes atvažiavom jo iš Klaipėdos. Nu, žinok, stiprų šį kartą jausmas, kažkas dėsis jau. Ten tuščia buvo, kaip mes visada buvom, nieko. O dabar kažkoks toks griežtas jau jausmas buvo. Buvo ir dabar greitai jau visas pasaulis kils rugsėjo ar 12 ar 10. Kur žinias? Visą laiką matau visą pasaulį kylant jau. Visą ir Lietuvą masinės miestuose matau kylant Lietuvą. Šiandien ir Klaipėdoj, aš būčiau nevažiavus, nežinau, šiandien ir Klaipėdoj irgi mitingas. Tūsas, ne toks? Jo, irgi. O reikalavimai kokie ten Klaipėdoj? Nu, Klaipėdoj tie patys, kas ir čia, lauk Seimą, lauk Šimonytę, lauk tuos laukanos šauksmas, nu tas pats, tik tai ten taip, o čia taip. Čia irgi. O paskiau masiškai, juk ir Mažeikiuose bus, ir Šiauliuos visur masiškai kil žmonės. Nes nepaliks to, nu kas paliks to dabar. Vakcinuotis tiek daug eina žmonių, ne, bet visi už pinigus eina ir vaidina, kad eina lyg taip čia durniai kas. Stovi ten buktai įeina. Kaip sugalvota hitrai, aš taigi iš snukių iš visko matau. Nu, ten viens kits. O daugiausiai tai galbūt gavo kokiai leteną šiek tiek ir jau tipą. A tu ten matai ir jie vakcinuoja. Ai, sakai, suvaidinta viskas? Jo, aš pastebėjau tuose Mažeikiuose, kur labai daug. Kažkas ne to, žinai. Ne to. Tai va. Daugiausiai supratau, kad vis tiek moka, kad ten bent eitų ir rodytų, kad tik tai žinai. Nes vakcina tai greitai sensta. Suprask mane, ir jos negalima išpilti. Ją reikia ką? Utiliuoti. O utiliacija viskas kainuoja žiauriai didelius pinigus, o jie šiek tiek uždirbo. Nu, tai viską ant utilio. Tai kaip? Tai geriau babach į petį. Nu, nes Švabas tas pabaisa per petį tapšnoja, maladės, savo artimą, savo kraujo žmogų šitaip naikinti, aš nesuprantu, dėl tapšnojimo, dėl kažko tai. Žiūrėk, bet Vandu, tu visą laiką giri prezidentą Nausėdą, bet, nu, kad jis pats susiskiepijo, tai maibalas, bet vaikų sako, jis neskiepijosi, žinok, tenais vitaminas kažkoks arba. O vaikų sako, suskiepijo savo, nu tai irgi... Eik, nedurnas, baigime, ar jūs tikit tokiais dalykais? Nei Šimonė, nei viens ten nesusiskiepijo. Nu gerai, bet tada jisai melagis, o jeigu melagis, tai už ką jį gini tada visą laiką? Tai aš ginu, tai visi kaip mokam, taip šokam, man tas pats. Bet aš nematau ten vakcinos, juk aš matau, jūs stebiu, nėra ten tos tokios baisios jėgos, yra tokia vitaminas, ar kas, ar vandenėlis. Kai jie taip išskėpėsi prieš Facebooką, aš taip iškart ranką į juos ir jaučiu, kas ten. Juk jeigu būtų vakcina, badytų delną baisiausiai, vis tiek nuodas. O kai kažkokie vitaminai, aišku, šilumą duoda į delną. Ir akivaizdu. Čia ką tik knygą įdomią psichiatro perskaičiau, Hawkinso tokio. Nu. Jis ten su Nobelio premijų laureatu. Tai yra kineziologinis metodas. Taip ne, ištiesia ranką, o kitas dviejų žmonių. Ir ten sako, nesvarbu, ką tu sakysi, ar žinomas reiškinys, ar nežinomas, ar knyga, ar politikas, ar žmogus, nesvarbu kas. Vis tiek yra bendras laukas
ir tu gauni atsakymą iš jo apie bet ką. Vat pas tave panašiai vyksta, ar tiesiog tu nesuki galvos? Aš nesuku galvos. Aš pamatau, akis pas mane yra ir aš iš akių langai, man nieko nereikia. Nu, bet yra reiškinių, kur nėra akių, vat, pavyzdžiui, apie pasaulį, tenai, tai kaip tu tada iškrapstai? Tai apie pasaulį, tai vizijas kviečiu, apie vizijas jau čia matau. O kaip tu jas kvieti? Ateik viziją ten? Ne, ateik. Dabar ypač visada vėliavos žmonės, galva prie galvos. Tik užsimerk, jau jis nūdi, iš karto eina visokios vėliavos žmonės, klykia, šaukia. Viens prie kito įrodoma akivaizdžiai, kad tai streikai visokie. Visam pasauliu vėliavos ir kitokios, ir lietuviškos vėliavos, ir visai kitokios, visokios vėliavos. Aiškiai eina po miestais žmonės rėkdami, aišku, balsų nesigirdi, tik matai tą vaizdą. Čia, tu pranašavai ir visą laiką vienodai, kad Lietuvos ateitis tenai keli metai dabar bus labai sunkus, paskui baisus. Labai žiaurus, 5 baisus, o korekcijų būna ar nebūna? Korekcijų, pasikeitimų, biški tokių vizijos, ar įmanoma? Pasikeitimai bus tik po 11 metų pas mus Lietuvoje, tik tada. O pradėsim sunkiai gyventi nuo 24 metų mes, lietuviai. Su badu aš turiu, tai visada pasakojau. Bet labai draugiški būsim, aš manau, kad niekas nepadvės, vis tiek kažkaip tai viens kitą. Užjausdami, dabar jau žiūriu, kažkaip į draugystę labiau einam, supratimą, žinai, kažkaip mes jau kažką tai ar mes jaučiame iš kosmoso, ar ką, vis tiek kažkaip tai jau matau žmogus, į žmogų tikrai jau kažkaip darosi šiltesnis. O paskiau, kai gausi į makofelį, žinai, tada visai kitai viens į kitą žiūrėsime. O pavyks ar nepavyks tą Seimą lauk prieš? Seimą lauk tik rugsėjo mėnesį tada pavyks, tikrai pavyks. Nes labai daug ir ruskiai kils savo valdžią, ten mėtys kibinimat. Tikrai pavyks. Bet šį kartą tokia stipri jėga labai. Bet dar palaukite, miestai kaip ir sąjūdis, neatsimenate, kai visi miestai kilom ir kai labai panašiai ateina. Ir ką jie mums padarys? Oi, kareiviai, aš visiems rašau, nebijokit tų kareivių, tik važiuokime. Nieko jie mums nepadarys ir ką padarė, o ką tas Švabas ar kiti. Tik patapšnos per petį durniam klaupčiukam gali, o klaupčiukai savo darbą kažkokį šlykštų daro, nu. Nu gerai, bet migrantų, žiūrėk, Landsbergiai pritys dabar 40 000, sako, gali būti iki rudens, tai yra daugiau negu armija ir medžiotojai kartu sudėjus. Nu, bet ten ir teroristų daug, jie nenori čia. Jie vis tiek anksčiau ar vėliau trenks Kudašių iš čia. Visokiais būdais, to mūsų kažkur į narvus nori, to juos į narvus per prievartą. Nu, jie vis tiek per prievartą įvaryti į narvus, jiem nereikia tos ubagiškos Lietuvos, kas čia per politiką. Nu, leiskite žmonėm, kam jūs jo šerėt, viską duokit ten kelionės, ten tų pinigėlių, kiekvienam ir rūlį savo keliauja ten, kur jiem reikia, aš taip suprantu. Dabar vienus suvarė į gardus, nu žmogus negali garduose būti, jis koks bebūtų, jis yra žmogus, nu. Mums irgi kažkokius ruošia, irgi gardus. O ką aš žinau su to rinkimu, aš tokių vizijų nematau, aš tik matau, kad visiems uždėti antrankiai, ant rankų. Galbūt dabar Verygai nedės, o tam tik tada tais laikais buvo Veryga. Tai jam dėjo policininkai, stovėjo antrankius, bet dabar gal ten, kur dulkina visus tas, kaip pavardė, Dulkys. Su ausim. Kas jūs rinko? Tai jo nereikia rinkti, jį pastatė ministras. Buvo kažkoks tai su raštiniai, kažkom užsiminėjo, į mediciną pastatė, tai kur tai matyti? Svarbu, kad vykdytų įsakymą. Dar tas Verygas bent psichiatras, kažkoks psichinis buvo, bet kaip
tas skaitosi. Gal sakai, 24 badas prasidės, bet tada bus jau, jeigu neišmėti šito, neišmėš Seimo, tai 24 būtų rinkimai, tai reiškia prie naujo Seimo bus badas tada. Nu tai jau, kažin, ar bus jau Seimas, tada, kai jau bus badas, kada bankai grius, ką čia veiks tas Seimas. Bet vis tiek valdžia kažkokia turės būti tvarka. Nebus jokių valdžių, nu iš ko tu mokėsi, kas už dyką tau sėdės kur, nu jo, haidai, bankai grius, viskas grius. Pinigų nikako, nežinos kokią valiutą, nes visos valiutos grius. Ašgi aiškinu, ar ruskių valiuta bus, ar tų kiniečių, bet labiau panašu kažkodėl anksčiau į kiniečių galvoju, bet dabar labiau į ruskių. Ta valiuta labai užneša daugiau. Tai va. Nebus nei Seimo, nei Maksimų, nieko, nei jokių tų būtų valdybų, viskas grius, jeigu tau nemokės, tai kam tu dirbsi. Kas tu dirbsi, jeigu tau nėra pinigų, tai čia visur tas pats būsiu chaosas ateina. Gerai, bet žiūrėk, bet pavyzdžiui... Pasižiūrėk, ką daro. Jie saug daro krabą, dangų apšiką paryčių visur skraidina. Atseit mes, kad karvė nusiperdė, ar nusišyko, ar kas, mes per daug jau čia tą visą darome, dvideginių, nuodų. Darome blogą orą, reiškia visur. Mūsų reikia sunaikinti, tos gyvulius, kam yra mėsa, galim ir ožkos padaryti su kažkuom, tai galim ir karvės, galim ir kiaulės, supranti, bet už kaip bus švara, o patys šitiek šikas skraidina lėktuvus. Paryčiui, anksčiau skraidino ir kitaip, bet dabar jau įsigudrino tik paryčiui ir nuodus pilti visiems mums. Einam, kad vėžės būtų, iš kur tie vėžiai, iš tų, kur ta viskas. Amžiais esam nuodijami, iš tikrųjų, taip. Pamatysit, kada Seimas grius mūsų, ne jokie švabai, bet visi nusisuks. Visi. Ką mentūra, ką kareiviai, ką Seimai, ką visi. Būsim toj pačioj valtyje. Ir dabar šitiek dėl kažkokio ilgesnio to karjeros, dėl to euro, dėl to, kad kažkoks tai ten įsigimęs sen, ar ten sublūdęs jau visai senis su buldogo snukiu tau patapšnos per petį, o daugiau nieko, tai ir tu eini ten tokius dalykus darai, ne? Ta padarė Andriukaitis, tai ar Briuselį, kur sėdi. Tada mes prisipirkom tų vakcinų nėra kur dėti, nes, sakau, utiliuoti labai yra brangu. Bet labai kils Rusija, labai kaip lavinais irgi, nes labai mirčių, ten žiauriai daug mirčių per skiepus jau eina. Ir nuvers tą sušiktą jų baisę, tokia, žinai, baisi valdžia pas juos. Mes tai nežinom, nematom, mums atrodo, bet pas juos labai tokia energetika bloga tokia. Jie viską ten, tas Putinas irgi falšyvas, ten sėdi visi, oi, taika neša, taika šudais ten neša. Jisai irgi tas pats, ta pati medalio pusė, žinai. Ir labai turi kilti Rusinė dar stipriai, kaip lavina. Ir tada jau visi labai sukils, visas pasaulis. Ir kada visas jau pasaulis, o dar dabar labai ta rugsėjo 10 ar kažkokia labai baisi data, stipri data ateina kažkokia. Tai ne vien, kad mes lietuviai, bet kažkokia stipri data. Su visų pasauliu susijėmus, ir Latviai, ir Suomiai, ir daug kas eis, tik estai neis, nematau tų estų amžiais. Gal todėl, kad jie neturi nei tų vakcinų, nei tas kaukės dėvi, nei nieko, žinai. Tai jų kažko nesimato, o latviukai, mūsų broliukai, labai matosi, tiek daug irgi eis, tiek irgi kils labai stipriai. Latviukai. Ir taip ir reikia jau. O kaip amerikonai, kaip su tais seniais, kaip ten su tais amerikonai nepasikeitė? Ten jau tie perpjau seniams galvos, musulmonai kažkokie, kai jau labai stipriai eis. Dabar juk jų ne kas kitas susprogdino tos miestus Siriją, viskam davė ginklus, taigi jie nedurniai žino, kas jiem viską tai darė. Ir nuo amerikonų prasidės ir kažkaip tai juos ras. Ar jie Anglijoje kažkokiam kalne sėdė, ar jie pačioje Amerikoje kažkur tai.
Ir žinau, kad jis ir baigsis, tada sužibės čia visas pasaulis, kai neliks tų kaip valdovų. Grįžkim prie šiandienos ir sekančio. Žiūrėk, šiandien toks geras toksai, tikrai sąmyšis vyko, biški jau rodo, jėga yra. Bet jeigu jie nukėlė įsigandę posėdį trečiadienį šito klausimą. Bet jeigu trečiadienį nesusirinks, tai vėl išdurs žmonės. Tai vadinasi, ir trečiadienį reikia susirinkti tada. Tai būtų labai gerai, kad susirinktumėm, kad į miestai pakiltų, dabar žmonės nori, jau negali pakęsti tos valdžios. Nepavyks jiem idiotam savo šlykščius kažkokius iš piršto laužtus pagal Briuselio ir pagal Švabo įsakymus daryti kažkokią savo žmogui siaubą, savo Žiūrėk, žmogui. o kaip tu žiūri tai, kad pavyzdžiui, tie patys seimūnai vašneka nuo tribūnos lygtai žmonių susirinkime dabar? Aš jų nemėgstu, aš pasakau, ten kažką tai aš matau ne taip, kaip reikia. Atleiskit, bet kažkas tai, ar gudravojimai ten kažkokie, ar jų kažkur neprileido, ar kažką jiem padarė ne taip. Tai jeigu tu būtum organizatorius, tai seimūnų nekviestum? Ne-a. Tai jie savo vis tiek viskas eis tas, kas yra sugalvota tų elito. Čia tik gudravojimas pas mane. Dabar kažkas tai pasišyko kažkur, tai dabar mes jo klausysim. Juk nebuvo Uspaskichas toks šventas, pasakyk man. Gerai, bet jis davė pinigų estradai šitai ir įgarsinimo aparatūrai. Šiandien jo, nors kad davė, kad kažką padeda. Bet jau taip, lyg tai Dievas atsistojo jau ant... Yra pilna pas mus labai tokių žmonių, ir tu esi, ir yra daug, tikrai tokių žmonių stiprių. Kodėl negali eiti į tą Seimą? Kuom jie, kas tokio, kad išeis Venckienės kažkokie tai žmonės, išeis tavo žmonės, Juraitį, išeis dar kažkieno tai žmonės. Į parduotuvės neleiskit, ten neleis, to ne. O aš ne prieš iš vis tos, kurie ir vakcinuojasi, kam reikia visus va šitaip, kad jau vakcinuoti, nebendrautų su nevakcinuotais, tai mes visi tie žmonės, jų čia reikalas, jie pasivakcinavo, gerai, jie taip supranta. Kodėl aš tave turiu atstumti, jeigu aš, pavyzdžiui, nenoriu taip, aš nenoriu vakcinuotis, mes turim draugauti, mes vis tiek tą raudoną kraują turim, mes vis tiek žmonės, ne priešinimai tie. Ar matei šitą lėktuvas, kaip skraidė virš galvų, ar jau vakcinavaisi, virš mitingo galvų? Tai nemačiau. Supratau, kad specialiai erzina. Nemačiau aš. Skraidė virš Seimo dabar. Aš tik ieškojau, kur Kazimieras, pamatysi, kad rugsėjo 10 stipri jėga bus, o prisiminsi tu mano žodį, ar 10, ar 12, kažkokia data turi būti, labai stipri jėga, nes labai kartu susėję su užsieniais, su pasauliu bus ta jėga. Bet iki to laiko ar neuždarys sienų? Kiekvieną dieną kyla pasaulis, o tu nematai, kas darosi, jau kyla. Ką tu žinai, kas vakare bus, iš kur tu žinai, kas bus 10 rugsėjo, jeigu nežinom, kas vakare šiandien bus. Kažkas pradėjo trėsti į kelnes, kad kareivius dabar mus visus, nevažiuokim į tuos suvarysi gardus, kaip tuos, tuos kaštoninius. Ir pradžioj buvo reikalavimai 70 metrų 70, paskui jau reikalavimų nereikia, jau ir nieko. Dabar čia taip gaila man tos astros, jinai prašo, maldauja, visi kaip kokie pamišę. Tenais netilpo ir taip, ar 70 jų ir taip pilna visų. Už tai, kad dar kartą visas milijonas bus, pamatysi. Kas žino, kad Vilniui netilpsim, tai visi miestai pradės, kam čia važiuoti, tai miestai pradės kilti visi. Ir tada, kas bus, tada įsigas tikrai. Man atrodo, dar kartą prieš rugsėjo pas mus čia Lietuvai kažkokie bruzdėlynai dar turi būti. Iki rugsėjo. Ir tada maždaug rugsėjo pradžioj vyks visam pasaulyje bruzdėjimas. Visas pasaulis labai jau šoks. Ir kur tik nori visur, ar mažai žmonių, ar visur šoks. Kai susitarė visi eis. Kažkokia, ar 12 tai bus, kažkokia diena. Bet iki 24 gyvensim pakenčiamai dar taip, kaip dabar.
Jo, dar geriau gyvensim, bet paskiau jau Trumpą išrinks. Aš sakau, kad Trumpas paskutinis prezidentas, nesvarbu, kad čia jį nuvertė dabar, bet jisai vėl iššoka į prezidentus, reiškia, ir paskutinis jau bus prezidentas. Tada jo dašikniai ir užpuls. Aš aiškinu, Trumpas paskutinis, kada užpuls tie, šokoladiniai tokie musulmonai iš visur. Patys ir prisivežė, biznį darė, patys prisitempė tų savo ant galvų, per biznį pinigus skaičiavo, pinigų neliks dabar, o jo visus už gerklės ten tie, juočkiai. Visus, ir nežinau, kas bus su to Trumpu tada, to jau nebus to, tokio, kaip jo bydino, nežinau, kaip jūs, aš su juo neatsimenu jo į jį. Ir jis toks kaip pastumdėlis, kaip skuduras kažkoks stumdomas ten stovi. O to Trumpą vėl išrinks. O jam matyt 23-ais kaip krachas tam jau bėdienų. Nes nėra jo, visai šalta kažkur, ar jis pasimirs, ar kas ten bus tam. Na ir vėl Trumpas iššoks vėl. Ašgi visada sakiau, Trumpas tik kad čia buvo sunku pasakyti, tokie mėtymai demokratų gudragalvių, žinai kaip yra. Ir Trumpas vėl iššoks, bet neilgam. Tada jau ir tada mes tik pradėsime labai kentėti, o kol bada, nes ne tos karus ten, kaip ten visur pjaus, ten velnius darys tie kaštoniniai, bet bada, pats supranti. Tai reikia ruoštis, vadinasi, 2 metai turim pasiruošimui, tai čia dar daug. Labai gerai būtų pasiruošti, bet ar pasiruošti? Tai mes patys turim pasiruošti. Turim konservus pirkti visą laiką, nors 2 bankelės įsidėti. Viską daryti, čia tu turi kaime auginti, o mes mieste turim viską susipirkti. Miltus, makaronus, visokios kruopas. O Rosinė visur gerai gyveno, kol nepaskandino namus, va. Matėte, kaip laukia namai, ten vėl gyveno kitur, tose arabuose ar kažkur tai. Vėl visi plaukia namai, klytkės, tą šaukia nuo kalnų. Tai va, ar jie žino, kad tai bus? Ar žinojo Turkija? Toks mūsų pamėgtas kraštas, tas vis važinėjome, atostogavom, įsišėpę visi. Dega visas, be galo, be krašto viskas ten dega. Tai kas žinojo tai? Taip ir pas mus, ta Vanda pizdėlina, ta durnė, ta šiokia sena boba pavepusi, ten loja kažką tai malą. O kai ateis laikas ir pamatys. Bet tikrai ta Vendė teisybė sakė. Viską mainysimės dabar. O nebus, kad pinigai gerai, tie, kurie žinos valiutą. Tie savo braukš nusipirks valiutą. Nusipirks parduotuvėtes savo. Ir sukinėsis, kas vaistinės, o vaistinės reikalingos, žmonės pastajana būna serga. Ir taip išgyvens. Va, kas ligoninė, kokią savo gimdymo namus. Ten, kur reikia, ar ten stomatologija, kokia tu jie tau dantį įgrūs, tu jie kiaušinių ten nuneši, kad nepasimirtų tai dantys. Taip ir gyvensim. Tai gerai, tai tada sekančiai savaitė. Vienu žodžiu, kas jeigu klaustų, Vandut, ką daryti, ar važiuoti prie Seimo, ar nevažiuoti, tai ką tu pasakytum? Aš visada sakyčiau, jeigu jie nieko, mes buvom pasižiūrėję kiek ir nieko, kaip į lapaucham, niekos nedaeina, aišku važiuoti reikia, tai ir juk pats girdė, kai kalbėjo. Kalbėjo, tik reikia kovoti ir neleisti, jei nieko nedaro vėl. Nereikia leisti pailsėti, net oro įkvėpti. Kovot. Galbūt ir kovosim, kad tie miestai visi. Aš tik matau miestai dabar Lietuvos irgi pradės kilti. Kaimo labai daug žmonių mirs, todėl kad juos skiepijo. O kam juos skiepijo? Kad miestiečiam nepadėt, kad kaimus sužlugdyti. Vot ką mes buvo sugalvota. Bet yra daug gudrių kaimiečių, kur vis tiek nesidarė tų skiepų, supranti?
Vot, ir vis tiek jie ir išsilaikys, ir išsilaikysim, ir aišku, važiuos į kovas visas čia, važinės, nes neskiepyti vis tiek važinės visur, nenori tų kvailų, tokių keistų įstatymų, nu, kad mane per prievartą reikia būtinai, kad mane į kirpyklą neįleisti, manęs neįleisti į restoraną, manęs į koncertą, manęs niekur neįleisti. Pažiūrėsim, ar labai reikalingi tie po naujų metų bus koncertai kam. Kai prasidės masinės mirtis, o tada matysim, kam reikės eiti į koncertus, kam reikės eiti į kirpyklas ir panašiai ir taip toliau. Dabar tai kol kas dar. Ir tai jau kiek mirčių eina, kiek miršta žmonių nuo tų skiepų, kiek rešėja, kiek kraujas tas ir tie trombai iššoka ir visoks dalykas daros. Nu, kai nužudyti savo žmonės. Nu, kaip žudimas, tiesiog nužudyti žmonės. Ką tie daktarai savo galvoja, tie, kurie leidžia, aš nežinau, kokie jie, kaip jiem ta ranka gali taip daryti, savo žmogų. Gal čia tu mano esi tėvas, gal tu mano sūnus, gal tu mano esi brolis. Juk visi atsigimstam vėl į tą gyvenimą ir iš kur žinai, ką tu dabar žudai, kam tu kiši tą nuodą. Nuodą. Supranti, ir taip keista, ar jie narkomanai. Vat mes, pavyzdžiui, visi einame ne į mišką ir pamatom, ateina gyvatės būrys. Tai ką mes darom? Bėgame nuo jų. Bet čia kaip hipnozė eina ir eina prie tų gyvačių, o jos tau vis suleidžia nuodus. Aš niekaip nesuprantu, kaip tie žmonės, ar jie užhipnotizuoti, kas jiem yra. Ir tokių gerų žmonių, tokie mėly žmonės, aš susivakcinau, jau pagalvojau, kad reikia mokslo klausyti ir medicinos. Nu, ir einu. O svarbiausia iššikti man ant tos gyvybės, man reikia gyventi, man darbas. Nu tai bus tų darbų dahrena. Bus tų darbų, nu nekišk tą nuodą į savęs. Juk netėjo Dievas ir neįsakė tau eik skiepytis, o niekingas dulkė. Tas pats, kas aš, tu žmogus. Tau įsako, kas jis toks? Niekinga dulkė, tokia pati kaip aš ir tu. Svarbiausiai nesiskiepyt, o jeigu norite darbą, pasiskiepijot, prisipirkit ar turit petruškų, virkit stiprią tą vandenį ir valykit kraują. Labai valų kraują, 2 litrus, daug petruškų ir visą dieną maukit tos 2 litrų. Kad vakcina išeitų. Nu, viską išvalų kraujas, juk į kraują ir svarbiausiai geriant tą petrušką reikia tikėti, kad valosi, įsikalti, nes nuo psichologijos viskas ir yra. Viskas į psichologiją. Ir plautis, nes kitiem tikrai reikalingas tas darbas. Aš visų prašau, paimk tas petruškas. Pasidarėjai, tu kas sako, atsitiks, pagerk, prasivalyk, valo. Labai valo petruškos kraują. Tai aš visiems linkiu, aš iš visos širdies, nebūkim vakcinuoti, nevakcinuoti. Vis tiek būkim broliai sesės, mylėkim vienas kitą, nesusipriešinkime, nepasiduokime tai valdžiai. Nepasiduokime su tuo susipriešinimu. Esame vis tiek ir giminės, ir draugai, ir viskas, kas nori, mes viens kitam. Ta aš noriu jums labai palinkėti. Labai visiems mano brangus tėvynainiai. Visi jūs aš myliu visus. Kiekvieną savo nuomonę turite. Kas aš tokia, kad aš būtinai kažkam nuomonę savo turiu užkrauti. Vanda iškirėjo. Ne, man nesvarbu. Yra visi savo. Dar labiau gal kaip Vanda turi nuomonę ir nieko jau nepakeisi. Kiekvienas savo. Bet labai noriu paprašyti tos, kurios valdininkai varo iš darbų visur, valykitės kraują, jeigu pasiskiepijote. Nes kito nėra. Nei vandenėlis galit maukti,
maukti, kiek nori to vandens, jau nebepadės. O petruškas tik vėrinkit ir kliuk. O šaknis ar Ne, lapus? žalias. 3, pavyzdžiui, pundelius nusipirkai iš Maximus, tokius yra susukta ir petruška matosi celofane. Tos 3 įmetė į 2 litrus vandens ir mauk. Prasivalo, tikrai prasivalo kraujas. Norėčiau visiems, kad visi 100 metų, be šių metų išgyventumėm, ar vakcinuoti, ar nevakcinuoti. Mylėkim vienas kitą, nepasiduokim neapykantą. Nes nuomonės niekas vienas kitam nepadarys. Kiekvienas turim savo, o mylėtis kiekvienas turim vienas kitą.